Iš tikrųjų, tamsu, niūru ir šalta, kai tie papuošalai, kurie čia taip puošia mūsų fojė, nedega, ar ne? Tad, linkiu uždegti šiandien ne tik kalėdų eglutę, bet ir tą kalėdinę šviesą širdyse jūsų bendruomenėje. Ir augime su ta šviesa, mokykime, džiaugime, švęstime ir tiesiog, lai tai būna sūduvos kalėdos. Tai noriu visiems palinkėti taip pat nuo parlamento, tiek ir nuo manęs. Šiltų artėjančių švenčių, atidarom kalėdinį paštą, rašykit laiškelius, skleiskit šilumą ir gražių švenčių. Labas. Labas. Noriu paklausti, ar tiki kalėdų seneliu? Tai aišku, koks čia klausimas? Ir kaip tu įsivaizduoji? Didelį barzdautą dėdė. 9, 7, 5, 3, 1. Labas, norime tavęs paklausti, ar laukiai šventinio laikotarpio ir kodėl? Tai šventinio laikotarpio tikrai laukiu, man tai yra labai mielas, labai gražus laikotarpis, kur mokykla gali, kaip ir parlamentas, gali daryti įvairias mažas veiklas, teminės dienos ir ta tokia labai jauki energija mokykloje būna, man labai patinka. Ačiū labai. Labas. Labas. Kaip manai, ar šventinė nuotaika mūsų mokykloje pagerina atmosferą? Manau, kad tikrai taip ir manau, kad mokiniai tikrai labiau norės ateiti į mokyklą, bet būtų labai gerai, kad nebūtų tiek daug kontrolinių. Aš sutinku, ar didelis krūvis mokykloje prieš atostogas? Taip, aš manyčiau visada, nes mokytojas nori viską suspėti prieš atostogas, o paskui, kai grįžtam po atostogų, vis tiek duoda kontrolinių. Taip. Ačiū tau. Labas. Noriu tavęs paklausti, kaip sekasi suderinti šventinį laikotarpį, mokslus ir poilsį. Labai gerai. Kaip tai darai? Daugiau skiriu laiko mokslam ir randu laiko skirti šventėms. Ačiū tau. Labas. Labą. Kokia šventinė daina ar kalėdinis filmas tau niekada neatsibosta, ar galėtum žiūrėti metai išmetų? Oi, jeigu kalbant apie dainą, tai kardiofonas ant kalėdinės eglutės su pasraibusiais gegutės, tai čia yra fantastika. O filmas Kietas riešutėlis. O kaip apie Vienas namuose filmą? Truputį jau atsibodęs, man labiau veiksmas. Kiek kartų peržiūrėjęs esi Vienas namuose, ar gali suskaičiuoti? Oi, Vienas namuose, nežinau, labai daug, visą vaikystę žiūrėdavau, bet jau ir atsibodo dėl to. Ačiū tau.